apie tinklinį marketingą, kokios yra mitai. Visų pirma, tai yra mitas, kad piramidė. Daugelis atsimena gal 90-uosius, kai ateidavo laiškai, kad išsiųs ten 100 rublių, gal dar rubliai buvo, 3 žmonėm ir tu ten gausi labai didelę sumą. Deja, tai daugeliui labai jau tai įstrigo, tai visi vadina tai piramidė. O tinklinis marketingas yra ne piramidė, nes mes už pinigus gauname produktą. Dar vienas mitas yra, kad uždirba tik aukščiau stovintis. Arba ten prezidentai tik tais kompanijas. Deja, irgi netiesa, nes mano komandai anksčiau, kur dirbau kitoj kompanijai, tai uždirbdavo tikrai daug ir už mane žemiau stovintis. Taigi irgi yra mitas. Kad uždirbti visai negalima. Tai irgi yra mitas, nes čia nėra lubų uždarbiui. Jeigu, pavyzdžiui, kirpėja gali priimti per dieną ten, 8 žmonės, 10 žmonių, tai jai yra jau lubos, daugiau uždirbti negali. O čia, jeigu mes dirbame, kviečiame žmonės, visas uždarbis dėja yra už partnerių pakvietimą ir už tai, nes prekes parduoti irgi galima ir už jų galima uždirbti, bet didysis uždarbis eina vis tik tais iš partnerių pakvietimo. Taigi, kiek partnerių pasikviesi, tiek ir uždirbsi. Ir uždirbti tikrai galima daug, nes per dieną mes galim labai daug žmonių pakalbinti ir prisitraukti į verslą. Dar vienas mitas, kad reikia kažką iškišti. Deja. Iškišti čia irgi buvo iš senovės atėjęs, ta senovė, kai prasidėjo Lietuvoje šitas visas tinklinis marketingas ir aš pati žinau, kad vaikštinėdavo pilnom tašėm ir Oriflame platintojai ir kitų kompanijų, tai tikrai neždavo, tiesiog kišdavo visiems. Dabar mes prisiregistruojam į elektroninę parduotuvę, perkam savo reikmėm, o nekišam kažkam tai produktų. Dar vienas mitas, kad yra brangus visi produktai. Tai irgi yra mitas, nes kai mes kažkur perkame pigų produktą, ar jūs skaitote etiketės, ar jūs žiūrite, kas ten yra sudėta, kokia jo sudėtis, kiek jis ilgai naudojamas, kiek jisai natūralus. Tai šitą visą sudėjus, išeina, kad mūsų produktai yra netgi pigesni. Ir dar vienas mitas, kad pasibaigs žmonės. Deja, žmonių pasaulyje yra labai labai daug. Taigi, šitie žmonės tikrai nepasibaigs, nes kompanija yra tarptautinė. Mes galim bet kuriam pasaulio krašte daryti verslą, kviesti žmonės. Taigi, žmonių tikrai